Manijos moksleivių krepšinio lyga pristato ateities krepšinio žvaigždės. Manijos moksleivių krepšinio lygoje užaugo tokios žvaigždės kaip Jonas Valančiūnas, Donatas Motiejūnas, Linas Kleiza, Mantas Kalnietis ir kiti geriausi Lietuvos krepšininkai. Tačiau dabar nauji laikai. Ir daugiatūkstantinės jaunųjų krepšininkų minios nori būti tokie kaip jų dievaičiai. 6 metų pradėję savo kelią moksleivių krepšinio lygoje, jaunieji krepšininkai tikisi, kad po 12 metų taps žinomais ir perspektyviais krepšinio visuomenėje, o vėliau ir geriausiais Lietuvos žaidėjais. Tiesa, kelias iki nacionalinės krepšinio rinktinės labai ilgas, reikia daug dirbti. Būsimieji krepšininkai mokosi taisyklingai mesti, statyti užtvarą ir padėti savo draugui. Tačiau ir mažieji jau turi savo svajonių. Ar jums patinka krepšinio treniruotė? Kas labiausiai patinka? Man treniruotis. Šarūnas Marčiulionis. Kodėl? Tol jis gerai veržiasi. Maiklas Jordanas. Kodėl? Jis man, kai aš žiūriu per teliką, tai jis man kaip paukštis skraido. Žalgiris. Kodėl? Man patinka tiesiog, kad jis žaidžia. Ar jūs norit būti krepšininkai? Taip. Čia jūsų visų svajonė yra? Taip. Entuziazmo ir noro jauniesiems krepšininkams šiuo metu tikrai netrūksta. Vaikai nori siekti savo svajonių. Tiesa, tik nedaugelis iš jų save galės vadinti profesionaliais krepšininkais. Be sunkaus darbo, tų talentų ir tų krepšinio žvaigždžių mes tikrai neišugdysim. Tai aš ką ir manau, ką ir sakau, kad darbas, juodas darbas atneš mums vaisių, atneštų tikrųjų krepšinio žvaigždžių. Šiek tiek paaugusios ateities krepšinio žvaigždės į savo treniruotės ir rungtynes jau žvelgia kitaip. Vaikinai supranta, kad tik sunkus darbas jiems gali padėti pasiekti aukštų rezultatų. Tai būti geriausiam Lietuvos čempionate. Ko reikia, kad tą pasiekti? Turėti gerą driblingą ir gerai žaisti, komandiškai. Būti geriausiu. Lietuvoje, pasaulyje? Ko reikia, kad būtų geriausiu pasaulyje? Visko turbūt. Driblingas, metimas, gynyba. Gal Lebronas Džeimsas, Kobe Bryantas. Kodėl? Tai yra geriausi, stiprus, niekada nepasiduoda. Tiesa, jauniesiems krepšininkams labiausiai patarti gali tie žmonės, kurie savo prasiveržimais ir tolimais metimais ne vienerius metus džiugino žiūrovus. Tie, kurie sunkiai dirbo treniruotėse ir išliejo daug prakaito. Patikėkit minčių, aišku, ten labai daug darbo, bet patikėkit manim, pas mane mintis irgi buvo. Gal buvau 7-okas, 8-okas. Mesti tą krepšinį, nes pradėjau kaip ir buvau priskirtas vienas prie stipresnių grupiai, po to buvo toks laikotarpis, kad mano tas tobulėjimas šiek tiek buvo sustojęs ir jau pamačiau, kad labai sunkiai man čia gaunasi prasimušti netgi į pirmos komandos 12-uką, bet darbo dėka susigrąžinau, sakykime, prarastas savo pozicijas ir toliau supratau, jeigu tu netobulėsi sportuodamas, nieko nedarysi, o gyvensi vien tik, sakykime, Dievo skirtų talentų, tai tu gali taip tą talentą ir nusinešti su savimi į kažkokią kitą sritį. Šiuo metu Manijos moksleivių krepšinio lygos kapitonas yra Martynas Račkauskas. 34 metų vyras jau ne vienerius metus atidžiai stebi jaunuosius šalies krepšininkus ir neužsikirsdamas gali išvardinti perspektyviausius ir labiausiai nuvylusius. Gali valandų valandas pasakoti apie vaikų žaidimo subtilybes ir džiaugsmus. Aš galiu pasidžiaugti tuom, kad metai iš metų vaikų žaidžiančių krepšinį skaičius jis nemažėja, jis auga, jis išlieka toksai stabiliai didelis, sakykime, kad vaikai nori važiuoja treniruotės, kad jie yra motyvuoti tos treniruotėse, kad jie siekia kažkokio tai tikslo, kurį jiem iškelia treneriai, įsikelia jie patys. Ir taip, per krepšinio treniruotę mes kartais gal vaikas išmoksta daugiau negu, sakykime, mokyklai. Turiu omeny tų tokių gyvenimo reikalingų įgūdžių, tokių kaip būti komandai, būti, sakykime, kažkokio kolektyvo dalimi, tapti lyderiu. Tai vat šitie dalykai, kad vaikų, kad jie atsispindi vaikų akise, toks noras kažką pasiekti, tai mane labiausiai ir džiugina, iš tikrųjų, šitam darbe. Martynui Račkauskui ir moksleivių krepšinio lygai tenka prižiūrėti 60 krepšinio mokyklų, 416 komandų ir daugiau nei 7,5 tūkstančio jaunųjų krepšininkų. Moksleivių krepšinio lyga organizuoja 12 čempionatų ir jų metu sužaidžiama 3600 rungtynių. Šis gana įspūdingas skaičius tų vaikų sportuojančių krepšinį, jisai kaip ir užtikrina tą, kad vieną kartą talentingų krepšininkų pakeičia kita, nes
tam krepšinėje yra labai didelė konkurencija. Sakykime, iš 1000 vaikų vienais metais atėjusių sportuoti, krepšininkų tampa vienetai, o sakykime, tie, kurie patenka į Lietuvos rinktinę, tai net užtrunka kelias kartas, kad vienas žaidėjas išeitų. Tai, sakykime, tai aš nebejoju, kad kažkas iš tų vaikų, kurie šiandien ateina sportuoti, būtinai išaugs į žymius krepšininkus. Jaunų krepšininkų šiuo metu netrūksta, tačiau populiariausia sporto šaka Lietuvoje ir toliau pasiryžusi priimti naujus ir galbūt būsimus rinktinės krepšininkus. Juk ateities krepšinio žvaigždės užauga šiandien. Ateities krepšinio žvaigždės šiandien. Manijos moksleivių krepšinio lyga pristato ateities krepšinio žvaigždės.